Jo, Pinoteksas čia. Ką tu veiksi? Man čia gerai ką? Va tokių plokščių cemento drožlių nupirkau. Susipjaučiau per pusę, va taip gražiai juodai nudažiau. Su šita smala, žinokit, super, jinai kainuoja gal 7 eurai, toks 5 litrų gabalas. Va kaip gražiai nudažo. Su Pinoteksu, va, nusidažiau apatinę dalį, kur daugiausiai mirks. Prisisukau va tokį makarončiką. Ir čia iki jo visur eis ta plokštė, dabar reikės prisukti. Tada makaronų susidėti visų perimetrų reikia. Ir kai atvažiuos dalylentės kalt. Nu va ir gaunas toks džiaugsmas. Atrodo čia rimtai. Kaina gaunas bendroji sumoji visam garažui apie 7 eurų su dažais. Ir labai fainai užsidaro. Manau, kad čia bus atsparų drėgmei. Čia bet kada galim pakeisti. Lygiai tą patį naudojau ir ten. Aš esu išradęs, tik dar neišbandęs, super apsaugos priemonė. Dabar šitas pagalys yra per ilgas, jį man čia reikia nusipjauti. Vimui naudosiu specialų visiškai buką, su kuriuo jau ir skardą pjoviau, ir šitas plokštės pjoviau, pjūklą. Nes tingiu pasikeisti. Ir to pasiekoje mes čia gausime galo prideginimą. Pasitvirtino 100%. Sklido dūmų kvapas, galas yra parudęs. Čia dabar yra termomediena. Čia aišku yra humoras, bet tuo pat metu realybė. Oho! Nu kaip gražu, žmona va žolę sieja, dukra va bando suprast, kas čia vyksta. Mes dabar čia darome baseino zoną kartu su pavėsinė zona. Tai bandysim čia užsėti gražios žolytės, tvarkyti visą aplinką ir čia pastatyti karkasinį baseiną. Ir čia tokia pavėsinė. Ir kad turėtume vasarą, kur poilsiauti ir kur pasikviesti draugų. Mes labai mylime tave. Prija. Uodai tave kanda. Ten yra tavo žemės. Ir ten yra tavo žemės. Turit klausimų? Tete. Taip. Tete rodo tau žemės, kur tavo. Ajai, sako, kiek daug. Labai daug žemės. Su tokiu mažiuku traktoriuku nebipjausi. Kas tą pupą supa? Supa tėtis ir mama. O katytės jau nėra. Bliama, čia toks kurortas, ta gamta, įktų savo, šiandien su traktoriu pavažinėjau. Nu, šitą savaitę nebus tokia labai produktyvi, ten porą lentų užkaliau strojkiai. Fotosesiją šiandien darėmės tiesiog savo, šeimyninę tokią čia kaime. Nusimaudėm, karštuoju vonioj. Kaip žmonės pradeda ketvirtadienio rytą. Rytą pradeda 10:30, vonioj. Avižų košę va su uogienė pabaiginėjau. Kaip gražiai tas traktoriukas čia man nupjovė viską. Nu viršūnė. Čia reik turėti omeny, kad kelmai, visokie reikalai, viskas. Va jau antrą kartą pjaunu. Kaip vėja toj bus. Aš tiek esu patenkintas, nes su traktoriuku pavažinėti čia, nu ką žinau, kiek čia kokią valandėlę, gal mažiau. Bet supranta, tai malonumas, o trimerį paėmė visą, tave apdaužo, ten musės pola prakaituoja, išaudo, visur turi apsirengti šiltai. O čia ant traktoriuko tik kepurytę užsidedi firminį ir opa. Žiauriai fainų mini atostogas tokias gavas. Žmonelė, smagu tau čia. Man čia taip smagu, kad aš tau jau keičiu vėl tavo planus. Žmona sako, viską atidedam ir statom namą. Va tu pradėk dabar statyti namą čia mum, nes aš nenoriu grįžti namo. Mažą namuką, sako. Sakau, nenoriu aš apie statybas net galvot. Oi, kokiam kurorte gyvenam. Pavydžiu visiems čia, kas atvažiuoja, užsinamuoja pernakvot. Štai jau reikia įskalbti. Einu pažiūrėti, ar grybų neišauga. Nu, geriausia atveju, manau, tik rudenį jie išaugs. Va, mes matom iš čia. Grybiena jau veržiasi, o grybai dar neauga. Reikia dabar deklaruoti jos. Čia labai gerai pavėsi miškelį padėti.
O deklaruoti ar miškelį leis, aš abejoju. Aš čia ir šitą takelį prabraukiau su traktorium vakar. Oi, čia koks nuostabus parkas pas mus. O ten toli ruošiam vietą bitutėm, bet tingai dabar iki ten. Atkeliaus bitutės, bulvės mačiau jau sudyga. Kokią 10 bulvių pasėjau, gal 15. Burakėliai mačiau lenda. Fanai šiąnakt nulyja. Reikia dabar tik tai baseiną, nes tai ten yra pas mus svečiai. Užsinomavę trobelę. Dabar tai savo vidury savaitę susirezervavom, kad nieks nepaimtų. Ir sėdim čia. Bet vis viena reikia ir gyventi iš kažko. Tai kai atvažiuoja svečiai, čia pasidarysim čilzoną. Galvojom, gal čia viską reikia suarti, pasėti žolytę, suvoluoti, bet čia tiek reikalų. Man atrodo, čia tiesiog su mulčeriu važinėsiu. Ir bus čia natūraliai visi tie stagarai išsivalys, ir žolytė pradės augti. Baseiną kažkur va čia statysim. Kokia graži pušelė, pažiūrėkit. Eik, tu savo kokie pirštai į viršų eina. Čia yra žemės ūkio paskirties. Kai viskas apželė, tai toks labai irgi uždaras. Noris tokių atvirų erdvių, kad horizontą toli matytum. Tai irgi galima viską apsitvarkyti. Man, pavyzdžiui, šitos krūmus biškį praretinau, iškart kitas vaizdas. Nes dar daugiau čia praretint, šlaitus visus sutvarkyti ir pasaka. O šiaip tai šitoj vietoj noriu savo namą pasistatyti. Tik tai neturiu. Jeigu turėčiau tą namą, šį čia pastatyčiau. Bet aš jo neturiu. Bet noras yra geras. Tai prie. Arkliukai. Au čia? Au. Važiavė žmona, važiuoju ir aš. Prabuvom kiek čia, kokias 4 dienas. O, žiūrėkit. O čia va yra žvakės pakaitimų. Tai va šitas pakaitimas žvakės, šitas buvo kontaktas, ne kažkoks. Visur viską pravaliau kontaktus ir sutepiau su tokia turiu specialaus tepalo kontaktams. Jisai neleidžia vandenį patekti į kontaktą ir ilgiau kontaktą laiko. Tai va buvo komentaras vienas, kad sunkiai vedasi traktoriokas. Šildėm ir paspaudžiam gazą ir vedam. Iš pusės atsisukimo, bet iš vieno užsiveda.